jaunystėje, kai Motiejaus Valančio vytelė, kuri iš kiekvienos gėlelės sugeba išsiurbti saldų medų, močiutė mūsų buvo be galo darbšti, kūrybinga ir prasmingai reiškėsi lietuvių šeimijos kultūrinėme gyvenime. Gyvenimo kelias jos buvo ilgas, vingiuotas ir garbingas. Per 93 jos gyvenimo metus pasaulis išgyveno daugelį permainų, kurios sukrėtė per amžius kurtus žmonijos tautiškumo moralės principus. Močiutė šį momentą suprato, jį išgyveno ir uoliai pasisakydavo spaudoje ir minėjimuose prieš naujų vėjų grėsmes tautos likimui. Drauge su mūsų mylimu Bočiumi ji kūrė stiprios ir laimingos šeimos pagrindą. Savo mylimai dukrelei Jūratei ji buvo geriausias draugas ir patarėjas visais gyvenimo klausimais. Jos dvi keliavo per gyvenimą žingsnis į žingsnį. Dvasinės stiprybės semdavos močiutė filosofų, giliaminčių rašytojų ir tautos didvyrių raštuose. Kaip Lietuvos dvasios milžinas Vydūnas, ji gyvenime puoselėjo tautinės sąmonės, laisvės ir šviesesnio gyvenimo idėjas. Puoselėjo mintį, kad žmoniškumas reikšmina kultūrą. Aš matau pasaulį šviesų, ji tarė mums kelias dienas prieš iškeliaudama iš mūsų kapinės. Tuo ji išreiškė pačią aukščiausią dvasinę kultūros. Močiute, visa širdimi dėkojame tau už šviesaus, garbingo ir tauraus gyvenimo pavyzdį. Dėkojame, kad nepalistamai dalinaisi su mumis savo išmintimi ir dvasinė didybė. Ragindama palikit šį pasaulį gražesnį negu kokį jūs radote. Kaip prasminga, kad tavo garbingai nueitas kelias iš tiesų paliko mums gražesnį pasaulį. Mylima močiute, palydime tave pas praamžių Kazio Bradūno eilėmis. Mane pašaukė žemėje gimti, mano protėvių kraujo jėga. Mane saulė pridėjo šviesti kelią žemynai jėga. Mane neškė per meilę, per mirtį, garbingoji žemės jėga. Iki pasimatymo